Sveiki, mėly žiūrovai. Tai bus mano pirmas video ir mes gaminsim šautuvą. Galvojat, kodėl šautuvą? Todėl, kad mes darysim daiktus, kurių nėra vanila versijai. Tai yra mano video tema. Lekiam prie pačių žiūrėjimų. Mes turime mūsų darbastalį Minecraft'o 3 ant 3 ir turim vieną deimantą. Padedam jį. Bet čia aš turiu tokį šautuviuką. Ir va štai taip mes gaunam paprastą deimantinį mygtuką. Deimantinį. Mes turim 5 goldo arba lietuviškai aukso. Sudedam jos elementus į skirtingus modelius. Bet turim auksinę šautuvo rankeną. Turime 9 geležies, sudedame šitaip, 3 ant kiekvieno langelio. Nieko nesigauna, pabandom pataisyti. Gal dabar va šitaip bus gerai, pabandom. Taip, pavyko. Turim 3 geležinius šautuvo vamzdžius. Gerai, dabar visus gautus daiktus. Dabar sudedam visus gautus elementus, deimantinį mygtuką, auksinę rankenėlę ir geležinius šautuvo vamzdžius. Ir kabu, mes gavom šautuvą. Dabar šiek tiek trumpas info apie šį šautuvą. Jis suteikia žaidėjų panašumą, nes jo ataka galingesnė už vilko. Jis gali nuimti pusę širdelių vienu šūviu, kas yra labai pavartu. Ir plus monstrai išmeta 3 kartus daugiau lūto negu paprastai meta. Jeigu norit, kad aš sukurčiau modą ir įkelčiau į šitą tokį šautuvą, tai paspauskit like ir prenumeruokit. Jeigu surinksim 1500 laikų ir 340 prenumeratorių, tai aš sukursiu modą ir įkelsiu į jį tokį šautuvą. Ačiū už žiūrėjimą.